Svarbiausiai, ką atkreipti dėmesį renkantis bateriją, tai būtų jos talpa, tai va čia mAh. Kuo daug didesnis skaičius, tuo ilgiau ta baterija laikys, bet tuo pačiu tuo jinai didesnė bus. Ir taip pat celių skaičius. Kuo didesnis celių skaičius, tuo jinai galingesnė bus. Tai pavyzdžiui, 14,8 volto, 4 celės, tai viena celė yra kažkur 3,7 volto, o įkrauta jinai gali būti 4,2, iškrauta neturėtų būti žemiau nei 3,2-3 volto, nes labai lengva po to, jeigu perkrauni, jinai sprogsta, užsidega, jeigu per daug iškrauni, tiesiog sugenda nepataisomai ir po to būna viena celė damaged ir dažniausiai nelabai veikia pati visas elementas. Tai va, tai čia yra LiPo elementas, LiPo, čia parašyta. Yra dvi pagrindinės LiPo ir Li-ion baterijų tipai. Tai LiPo yra daugiau tokiam momentiniai energijai, pavyzdžiui, dronam, neilgam naudojimai. Li-ion elementai, aš čia dabar neturiu pavyzdį, bet būna ir mažesnės, jos dažniausiai tokioj formai nelabai būna, arba jau būna specifinės labai. Bet tos, kur dažniausiai matė tokios žalios arba įvairių spalvų, kaip AA elementai, tik truputį didesni. Ir tie Li-ion elementai daugiau naudojami yra, irgi jie yra naudojami dronuose, lėktuvuose, tokiuose radiobangom valdomuose, tik jie daugiau yra pritaikyti long range ilgesnėm misijom, kur reikia daugiau ištvermės. Čia šitie daugiau LiPo elementai daugiau pritaikyti gali. Tai perkant šiaip dažniausiai naudojama yra LiPo. Li-ion elementų ir sunkiau rasti, sukonstruotų kaip pakų, kaip pokų, tokių su keliom celiam, dažniausiai patys žmonės konstruojasi. Aš irgi, man atrodo, turiu nusipirkęs konstravimo jų įrangą, bet iš tikrųjų pavojingas dalykas atsargiai su baterijom, jas reikia tinkamai laikyti, neperkrauti, ne per daug neiškrauti. Ir tai tikriausiai pavojingiausias dalykas, kai mes nesenai buvo ten visos tos užsidegimo paspirtukų istorijos, tai niekada nepalikti jų kraunant be priežiūros. Labai atsargiai stengiuosi su jom elgtis, nes tokios pavojingai, jeigu netinkamai elgtis, gali greitai turėti pasiekmių, ypač kaip dronai, pavyzdžiui, krenta jie, dažnai būna, pavyzdžiui, šitas elementas jau matosi pagyvenęs, šiek tiek palankstytas, tai tos celės jau nėra baisiai, bet jos jau taip atsargiai jas reiktų žiūrėti, nes jų pažeidimai tokia rizika papildoma kelia, kad gali ateityje užsidegti ar kažkaip tai nustoti veikti. Čia konkrečiai yra, matot, 3 celių, parašyta 3 celių elementas ir jau čia matot mažesnį įtampą 11,1, kai tuo tarpu čia yra 14,8. Tai matot, kuo mažiau celių, tuo mažesnį įtampą. Ir čia yra 1250 talpa, labai panaši kaip čia yra 1300, bet matot dydis, koks skirtumas, kai yra vienos celės, skirtumas, čia 4 celių, čia 3. Tai, kuo didesnė, pavyzdžiui, turiu iš viso irgi 4 celių, bet palyginti dydžius, čia tarkim 5000 ampervalandų, čia 1300, tai dydis, svoris stipriai skiriasi ir tuo pačiu jau net laidai skiriasi tie konektoriai, čia yra XT90, man atrodo, nelabai matos per lipduką, bet XT90, tuo tarpu čia yra XT60, taigi pirksit, žiūrėkit, kad ir šitie angaliai sutaptų, kad po to negautumėt kokį su tokiu angaliu ir reikės po to perlyti. Baterijų litavimas toks biški pavojingesnis yra, nes čia srovė pastoviai eina, tai kad neužtrumpint ką nors. Dar vienas dalykas gal apie baterijas, tas 60 discharge rate'as, aš šitą per daug nežiūriu, čia yra daug visokių spėjimų, kaip jis veikia, kaip jis matuojamas, niekas realiai nelabai prižiūri, kaip jisai matuojamas. Jau pakankamai yra diskusijų dėl tos talpos matavimo, kad čia netaisyklingai matuojama, kad reikia kažkaip kitaip matuoti, tai aš tą iškrovimo discharge rate iš viso per daug nekreipiu dėmesio, man jo pilnai užtenka ir aš žiūriu pagrindę kiek celių ir kokia talpa. Tai va, ir dar stengiuosi pirkti iš tokių žinomesnių įmonių, kadangi pavojingas daiktas, tai iš kokia čia Turnigi. Čia, pavyzdžiui, šitą iš kiniečių yra pirkta, nieko jie nesitiko.